Tai ką, sveiki mano gerbimieji draugai, seniai aš jau labai nebuvau eterė, nepasakoju jūs nieko apie kodavimą nuo alkoholio. Iš tikrųjų, tai yra mano pagrindinis darbas, esu psichoterapeutas, klinikinis psichologas, medicinos psichologas ir hipnoterapeutas. Jau daug metų padedu žmonėms kovoje su žalingais įpročiais su kodavimu, tai būtent kodavimo metodu. Žinot, kartais man žmonės sakė, Sergėjau, nelabai aš tikiu kodavimais, neįmanoma tai, ne? Ir tai iš karto pas mane atsiranda klausimas, o kaip tai įmanoma padėti žmogui, kaip jūs galvojat? Įsivaizduokim tokį modelį, žmogus turi problemą su alkoholiu, suvokia, kad daro blogai, kaip jam padėti? Eiti anoniminis alkoholikas? Galbūt taip, visi būdai yra geri, bet tenais tiesiog yra kaip bendruomenė, kol vaikštai viskas yra gerai, bet vėlgi viskas super. Eiti Minnesotą, kur pasakys žmogui, kad klausyk, jeigu pas tai atėjo noras išgerti, pradžiai prašyk jausmų dienoraštį. Ir įsivaizduokit, taip, žmogus sėdi namuose, vakare, jam kažkas smegenyse, paks, gerą nuotaiką. Dabar alučią paimti. Saka, stop, ne, tu aš prašysiu jausmų dienoraštį. Alkoholizmas yra jausmų ir emocijų liga. Žmogus, aš sakau visą laiką, žmogus nėra kaltas, kad jisai vartoja alkoholį. Tai yra jo charakterio savybės. Aš sakau, alkoholizmą paveldėti neįmanoma. Įmanoma paveldėti charakterio bruožus. Kaip galima paveldėti alkoholizmą? Pagalvokit. Jeigu mano tėvas visą gyvenimą valgė kebabus, nereiškia, kad aš valgysiu kebabus. Teisingai, alkoholizmas tai yra malonumo suteikimas. Alkoholis aplamai yra malonumo suteikimas. Tuo momentu, aš nesakau apie užgėrimą ilgalaikį. Tai būtent charakterio savybė ir lemia, ar žmogus turės problemų su alkoholiu ar ne. Tai ne valios reikalas. Aš mačiau tokių valingų žmonių, kurie yra daug gyvenime pasiekę, bet jie turi problemų su alkoholiu. Kodėl? Pirmas dalykas, jie nemoka atsipalaiduoti. Antras dalykas, sunku išsikalbėti, drovumas ir taip toliau. Tas būtent priveda žmogų prie alkoholio vartojimo. Kokia prevencija, kad žmogus nebevartotų alkoholį? Sakau, kad stenkitės būti labiau atviru. Daleiskim, įverskite tokią tradiciją, kad jeigu visą laiką šaukdavot, kai išgerdavot, pabandykite kada nors vakare su žmona arba su vyru jungti muziką ir pašokti. Pamatysite, pradžioje nejauku, prisiminkite, kaip jauku šokti, kai esate išgėręs. Jūra iki kelių, juk viskas faina. Bet blaiviam, daugelį žmonių tai labai sunku padaryti. Labai sunku blaiviam prieiti ir pasakyti, kabinti savo žmoną arba vyrą, pasakyti, aš tą taip myliu, aš tą taip gerbiu. Bet kai žmogus išgeria, jausmai paaštrėja, jis tampa drąsesnis. Todėl alkoholizmas yra jausmų ir emocijų liga. Mano kodavimas tai nėra gąsdinimas kažkoks, kur aš gąsdinu žmonės, kad išgersite, mirsite. Jokių būdų ne. Aš niekada nepasakoju, kad alkoholis yra blogai. Jūs tą puikiai žinote, kad alkoholis yra blogai. Bet kas iš to? Daugelis žmonių žino, kad rūkyti yra blogai. Aš manau, ne vienas žmogus nepasakys, kad rūkyti yra faina. Ne, rūkyti yra blogai, bet vis tiek žmonės rūko žinodami tą žalą. Tai mano kodavimas, tai yra, kai žmogus išgyvena tam tikras emocijas, tampa labai jautrus ir kitaip sakant pažeidžiamas. Būtent tada smegenis galima labai lengvai paveikti. Pavyzdžių aš jums tai duosiu. Pavyzdžiui, žiūrėkit. Vaikystėje vaikas sukandžia šuo, jisai visą gyvenimą bijo šunų. Suaugęs vyras, užaugęs vyras visą gyvenimą bijo šunų. Vaikystėje tėtis bando išmokti sūnų plaukti upė, tas pradeda skęsti, nuo to momento jisai bijo vandens telkinių. Kitas pavyzdys, turbūt iš jūsų gyvenimo tai buvo. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite problemų su alkoholiu, daleiskim, išgėrėte, kitą dieną nieks nepiktas, žmona nepikta, arba vyras, jeigu jūs esate moteris, vyras nepiktas, šeima nepikta, viskas gerai, sako, viskas tvarko, išgėrė, atsipalaidavai, viskas yra puiku. Tai yra labai didžiulė tikimybė, kad praeis 3-4 savaitę dienas ir jūs dar kartą išgersite, nes jokių problemų nebuvo. Bet jeigu jūs prisigėrėte, važiavote už vairą girtas, nedaug Dieve atėmė teisės, ryte žmona pikta, jūs suprantate, Dieve, ką aš padariau, gaunate tokį mini šoką ir smegenys blokuojasi. Galite nebegerti 3 savaitės, mėnesį, gal net keletą mėnesių. Paskui tai vis tiek sugrįžta. Bet vėlgi tai yra jums įrodymas, kad smegenys blokuojasi nuo išgyventų emocijų. Aš skaitau, neįmanoma įkalbėti žmogus, neįmanoma surasti priežasties. Sutikite, mano gerbimi draugai, kad kartais tos priežasties tiesiog nėra. Žmogus tiesiog vartoja alkoholį, nes jam yra faina, paskambino draugai, važiuoja žvejoti. Ta prasme, priežasčių gali būti milijonas. Tai aišku, čia labai svarbu kovoje su žalingais įpročiais yra žmogaus suvokimas, kad man tai trukdo, aš norėčiau keistis, tai yra svarbiausia.
kai kurie man sako, Sergėjau, kaip dar kartą paminėsiu, kad kodavimas yra toks kaip šarlatanizmas. Sakau, palaukit, aš 14 metų dirbu. 14 metų, beveik 14 metų dirbu su kodavimas nuo augo. Dirbu Vilniuje, Kaune, Klaipėdai, Šiauliuose. Šiandien šeštadienis, Liepos 26 dieną su Klaipėdai. Paskui važiuosiu į Šiaulius, į Kauną. Turiu savaitę virš 60 kodavimų. Daugelis tai pagal rekomendaciją. Tai kaip jūs galvojat, ar tai yra šarlatanizmas ar ne? Aš visą laiką suteikiu garantiją. Visą laiką palaikau žmogų, žmonės, kurie pas mane kodavosi, jie žino, kad visą laiką gaus gerą žodį, gerą patarimą, visą laiką gali parašyti. Tai va, draugai, čia ne tai kaip reklama, tiesiog norėjau papasakoti jums apie tai, kas yra alkoholizmas ir kaip jisai veikia. Va, draugai, tai jeigu jūs turite problemą su alkoholiu, norite tvarkytis, norite keistis, būtinai kreipkitės į mūsų psichoterapijos centrą. Aš pažadu, kiek galėsiu, tiek padėsiu. Tai ką, gražaus savaitgalio, visi važiuokite į jūros šventę. Sudie.